Sveiki, draugužiai. Ką? Atvažiavom, vėjas geras, atvažiavom gaudyti lydekų. Nu, šiandien vėjukas mus padaužys normaliai. Kiek matau, tai net planuoja net iki gūsiais būti iki 27 metrų, bet tai čia tarpas bus, o taip standartiškai 22-24 metrai per sekundę vėjas. Tai va, ką bandysim gaudyti, ruošimės, tvarkysimės, pūsimės valtį ir judam į kelią. Žiūrėsim, ką sugaudysim. Net neįsivaizduoju, ką pavyks mums šiandien sugaudyti. Tai va, bet orelis tai man patinka. Labai gerai apsniaukia, nebus saulės, nenorės lydeka kilti, vėjas yra gerai, spaudžia į apačią. Tai galim turėti šiandien žvejybą labai neblogą. Tai iš pačio ryto negalėjau atvažiuoti, tai atvažiavom vėliau, bet laiko tikrai turim, toks oras, tai visą dieną turėtų kibti, kažkiek daugiau mažiau, bet turėtų kibti, jeigu rezultatai duos, bus lydeka aktyvi, nebus užmigusi, tai turėtume sugaudyti neblogai. Tai ką, bandom, chebra, bandom. Mastaliukai. Kotukai. Bandysim. Nu va, vieną daiktą buvau užmiršęs, tai raktą ventiliam. Bet išgelbėjo šitas daiktas. Visą laiką mašinoje turiu, tai išgelbėjo. Neliekam be įrankio užsukti ventilius. Nu ką, pučiam. Svarbiausia, kad užtektų, nes nekroviau. Tai tikiuosi, kad užteks pilnai dar pasikrauti. Tai būdavo nekrovus 2 kartus, 3 kartus valtį pripūdavau. Apie 3 kartus. Tai nežinau, pažiūrėti, kaip dabar bus. Bet pučia gerai. Nereikia su rankytėm. Tik tai dasipūti su rankom. Tai yra valio. Viskas gerai, kyla. Čia mini mano valtis tokia žvejybinė. Kada vienas plaukiu, tai dažnai aš ją naudoju, nes jinai va tokiuose sąlygose, kokiuose šiandien žvejosiu, tai man yra lengviau prasitempti, persitempti ir taip toliau. Tai tikrai nesigailiu turint tą valtelę. Kaip sakant, man pilnai vienam, man pilnai užtenka. Čia 2,70 ilgis yra, tai fantastiška. Nu, greičiau, kad jinai prisipūstų. Ventilius užsukinėsim, dapūsim rankiniu būdu. Ir viso. Kraunamės daiktus, rengiamės ir kraunamės daiktus ir plaukiam. Tai va šiandien, sakau, bus labai didelis vėjas. Tai, žiūrėsim, turėtume kažką sugaudyti. Neturėtų būti, tikiuosi, neturėtų būti tuščiai. Tai va, bandysim kažką tai tokio sugaudyti, rimtesnio daikto. Aišku, priklauso, kaip čia tuose telkiniuose buvo, ar buvo žvejų, ar nebuvo, nes yra žmonės atvažiavę, žvejoja, bet aš galvoju, kad pagrindiniai upiai čia žvejoja. Pučia, viskas gerai. Iški lėčiau, bet, nereikia, kaip sakant, su rankelėm. Tik tai su rankom dasipūtinėji. Tai čia yra super. Nes čia gan daug tokio oro yra.
bet daug pučiasi į šitą valtį, daug. Pučia toriuko. Labai gerai iš langą tinka nuo skalbimo mašinos. Tasipūsti. Viskas, baigėsi. Rankiniu būdu. Nepasikroviau, vat ir problema. Rankiniu būdu reikia. Va, susikrovėm. Nu ir ką, bandysim jau plaukti. Jo, vėjukas yra, bet nešalta. Vot, kaip sakant, keperiukas ir dar vienas džemperis. Ir labai gerai. Tai nereikia striukių, nereikia nieko, nederinam laiko, bandom pagauti dar kokį darbą. O, chebra, turiu pirmą lydekaitę. Oba. Pirma lydekaitė, chebra. Oba. Super. Legali, viskas tvarkoj. Legali lydekaitė, legali. Bet šachtoj, tai jorai. Nu ką, imsim, o, chebra, kokią lydekaitę. Pagavau kibrit. Nu, pirmą sveikinam. Pirmas metimas ir yra žvėrukas. Taip gražiai atkabinam ją, kad paleisti. O ant bilduko gumos, o tokios, sakau, chebra, žiauriai gerai dirba. Žiaurai. Tai va. O, chebra. Jinai drąsiai 55 kažkas, tai 55, 50. Nu jo, kažkas tai 55, tai va. Ką paleidžiam chebrytę. Pirmas lydekiukas. Oba, laisvėm. Chebra, wow, kažkas wow. Smagu. Vargai jau viskas. Vargai, kaip sakant, atsipirko nuo visko. Grinai palei žolytės užmečiu ir užkibo. Smugelis ir yra. Nu va, raudoniukas dirba. Tik įsileidau vėl valtelę ir persikėliau ir šitau. Ledekiukai užkibo. Tai va. O, pirmą pagavom, jau smagu. Dabar svarbu, kad rezultatai nenuviltų. Vėjas toks priešinis, tai bus įdomiai šiandien paplaukėti, bet aš noriu va čia prasieiti. Du ruožai tokie dideli yra, tai, nu kaip dideliai, yra ruožiukai, kur tikrai būna neblogai lydeko susikaupę, tai noriu pavaryti. Papa, tiesiai palei kraščiuką. Nu, chebrytė, o tokį rykliuką. Naudosim 18 cm. Rykliukas, pažiūrim kaip dirba.
O dirba tai vau, kažkas vau, chebra. Eik tu sau. Matot, chebra, kaip plaukia, kaip dirba. Aišku, jums bangelės trukdo, bet dirba tai kažkas vau. Kažkas vau, chebra. Tai vat, rykliukai 18 centimetrų. Mano prašymu buvo padarytas 18 cm guma. Mano prašymu, kad jinai būtų mėlyna pašviesinta. Standartiškai yra mėlyna, to jums parodysiu, kaip ir pas kitų dauguma yra standartiškai mėlyna tamsi. Tamsi, tai jau aš parodysiu pavyzdį. Čia vat bilduko gumos, chebra, tikrai vau, kažkas vau. Tai vat, matot skirtumus. Tamsi mėlyna, kada saulėta diena, ir mėlyna šviesi, kada tokia apsiniaukusi gryna diena. Tai vat, tai buvo prašymų, bus rykliukai, bus tos gumos. O Jėzau, tikrai patikėkit manim, turėsit bilduko gumų pasirinkimą ir tikrai nerealiai džiaugsitės kibimais. Tikrai rekomenduoju, chebra, tikrai rekomenduoju. Jūs žinot, kad aš, dauguma žinot, kad kas mane stebit, kad niekada jokio nereklamuoju. Tai aš galiu pasakyti, jums bus tobula. Kaip ir drakoniukai. Čia rykliukas, šarkas. Čia yra drakoniukas. Čia yra vizgulys. 18, čia 18, čia yra 15. Tai va, chebra. O tokie guminukai. Nu ką, varom toliau, bandom, gaudom. Tai vat, kaip montuoju guminukus, va dar kartą parodau, galvakablis. Aišku, šičia jau galėtų būti 5 numerio kablys, bet aš įdėjau 4, 5, net ir 6 jau gali būti numerio kabliukas. Tai čia galima didesnį kablį, stingeris iš čia kažkur, tai, tikrai vau. Tai vat, dabar ką, bandysim gaudyti su to, paskiau gaudysim su to tamsiai. Tai vat, tikrai super gumos. Nu ką, pirmi metimai. Ir varom. Pirmi metimai prieš vėjuką. Aišku. Tai va, žiūrėsim, kas čia bus. Ar pasiseks mum iššaut lydeką, dabar čia biški velkiaudami eisim. Biški pagaudysim. Nes vėjukas yra didelis, aš noriu nueiti ir pasileisti paskiau jau su inkaru. Aišku, vėjas nešioja tai žiauriai. Labai gražiai dirba, net meškerė visa nuo rykliuko šokinėja, meškerės galūnė. Virba tai nerealiai. Jaučiasi, kad didelė guma. Noriu daeiti iki galo. Pabandyti iki savo taško galo, pabandyti ten pagaudyti ir pradėti pavėjui leistis. Tai va dėl to ir mes plaukiam dabar vilkiaujam. Taip noriu šiandien labai daug pramėtyti. Ne pravelkiauti, o pramėtyti. Tai va. Oi, kaip virpa. Nerealiai. Sakau, mums dabar spinigautojam dar labai trukdo daug. Dar net ir su paviršutiniais masalais galime gaudyti. Tikrai galiu pasakyti, kad galime su paviršutiniais masalais dar gaudyti. Tikrai. Nėra niekur dar nusekę vandenis. Ten leisimės viską po truputį, mėtydami, leisimės. Ir bandysim lydekų išprovokuoti. Tai va dabar. Atplaukiam, dabar prasimušti reikia. Atplaukiam į taškelį, vėjas, į nafik.
Čia būdavo, kad lydekos sujudėdavo. Tai vat, kol kas ėmimų nėra. Vieną pagavom, vieną kibimą turėjom, bet plaukdamas per kitą telkinuką mačiau, kaip lydeka išeidinėjo. Ir reikės jau parplaukdant apmėtyt. Tai vat, kol kas bandom realizuot kažką tai. Čia apmėtysim, jeigu ne, plaukiam atgal ir labai labai daug yra vietų, kur teks labai labai stipriai mėtyt. O, didelė tapkė. Aišku, dabar tos lydekos tokios nėra aktyvios šitoj, nes aišku, dabar tas lietus dar čia buvo užėjęs, tai toks lietutis, bet nenufilmavau. Nu ką, paimsim, uždėsim ryškalą, miškiai ryškesnį dėsim. Ryškalą, o paskiau gal bandysim salotą arba dar kartą raudoną. Voi, kaip chebra dirba gražiai. Ja. Kaip gražiai dirba guma. Matot, rykliukas. Oi, pasaka. Pasaka, tiesiog pasaka. Nu, bet sakau, kaip vibruoja per kotą, kaip eina šakės vibracija tokia dešra. Dešra. Kibimą turėjau chebra. Jinai ėjo lydeka. Kibimuką turėjau, bet nedidelios lydekos. Ir nuėjo. Ir kur čia mums trinktelėjo nauja guma. O, matot, į uodegą. Į uodegą įkanda. Rykliukas. Sudirbo. Plaukia per vėjuką. Gerai, kad valtis šiožia. O taip tai būtų šakės. Ir gerai, kad užsidėjau britkelnę. Nes būtų dar, būtų iš viso buvo kosmosas. Būtų iš viso buvęs kosmosas. Būtų neįmanoma buvę. Būčiau kiaurai šlapęs likęs. Britkelnės išgelbėja viską. Nu, šiandien sportas bus sveikata. Nu ką. Atplaukiam į vieną vietelę. Čia irgi būdavo gerai lydekų. Eidavo pagauti. Nu va, rišų pavadėlė. Rodau, kam aktualiau, dvigubą rišų, dvigubą, nu va, pavadėlė paprasta. Bet aš rišu va taip, ras darau ir dar kartą apsuku ir dar kartą padarau. Tai gaunasi dvigubas toks užrišimas, tai dvigubas pintas valiukas. Paskiau jėmų šitą, suku taip, vat, perkišu per šitą kilputę ir perkišu dar per šitą, kad nebūtų atsirišimo. Tai vat. Ir tada, kada lydeka stambi kips, jinai tikrai nenutrauks, nes pas jūsų bus dvigubas pintas valiukas. Smagios gumos, labai geri, man rykliukai tai šiauriai patinka. Nu, visguliai jie yra, viskas gerai, su jais labai gerai dirba. Bus tų dienų, kai jie atmuš viską.
Bet sakau, šiti raulingą turi nerealų. Rykliukai žiauriai gera guba. Žiauriai. Raulingas tai nerealus jų. O chebra, kažką turim. O, įkalėm. Įkalėm. Dar vieną. O, hibrytį įkalėm. Įkalėm. Super. Oi, kartą. Trikliuko. Tai va, chebra. O, toks šipačiukas. Super. Super fantastika. Dar vieną paleidžia. Tai va, iš viso 5 kibimai, 2 pagautos. Gavau smūgiuką ir ištraukiau. Kol kas lydekai dar neaktyvus, dar daug žolės neina pratraukti. Tai labai nekokybiškai gaunasi, tai gauni tarp akučių mėtyt, neįmanoma pratraukti pakraščiais. Tai vat, nu bet vis tiek. Fantastika. Užčiupo jinai. Iščiupo. Lydekutis. Aišku, nedidelės visos kabinėjasi tokios sportininkės. Visos tokios sportininkikės. Bet nedicka. Nu, rykliuką nepačiupa vėl. Nedidelė lydekaitė, bet... Aba, turiu chebra kažko rimto. O. Geras. Aba, chebra, turim ant ryklę. Kur tu eini? Į žolės. O. Legali. Viena prie valties kibo, o kita šovė. Chebra. Nu ką, dar vieną turim. Super. Oi. Dar vieną lydekaitę. Tikrai legali. Ir viskas nusmagu. Chebra, šaunam. 3 kibimai. Šitam rubežiui. Labai gerai. Nu ką, paleidžiam chebrytą. Opa. Ai, super. Yes. Fantastika. Nu ką, draugužiai. Ešerys. 14 gumą paėmė. Neįsivaizduojat, 14 gumytę paėmė, iššovė. Žiūrėkit, kaip prarijo. 14 gumą. Gražuolis ešerys. Nu super, fantastika. Įkirtom chebra, įkirtom ešerį. Nu, šita spalvelė, tai jo, čia yra auksas, auksinis, tai tik numetus iš karto čiupo ešerys. Gražuolis ešerys. Fantastika, chebra. Nu ką, pagavom. Baliu! Tai va, o su kibimu biški yra apstoję.
apstoja, kažko tai ne per daugiausiai reaguoja lydeka, bet vis tiek bandysim gaudyt, dar turim laiko tikrai, ne, nes įsidienojo ir kol kas kibimo nėra. Nu, bet tikėkime, kad sujudės. Bandom toliau, gaudom ir žiūrim, ką sugausim. Nu ką, dar vieną iššovėm. Ant 14 gumos chebra. Ešeriai kimba. Nu kažkas vau. Kažkas vau. Lydekos kibo, dabar ešeriai užsibombardavo. Nu kažkas vau. Iš kur? Kas jiem čia tam guminukas rodo, aš neįsivaizduoju. Bet puola gražus ešeriai. Nu super. Nerealiai, chebra, nerealiai. Aš pats apagęs esu, kaip ešeriai lupa. Jau antras ešerys. Nu kažkas vau. Kažkas vau. Super. Super. Gražus ešeriai. Galima net pasiimti namo pavalgyti. Fantastika. O kepti ešeriai tai skanu. Fantastika. O rūkyti. Tai va, super. O tokius galima. Ant 14 bilduko gumos. Tai va, chebra, bilduko gumos dirba. Ne vien ant lydekų dirba ir galiu pasakyti, ir starkis dirb, ir va. Ir lydeką, ir ešerį ščiupo. Fantastika. Liuksas, liuksas. Kol kraunuosi įrangą, vėl iššoviau peilį. Ant tos pačios auksinės gumos, nerealiai. Iš tos pačios vietos puola peiliai, lydekiukai, ešeriai. Nu, fantastika. Kažkas vau. Nu, super. Super, kimba. Tai dabar reikia tik išlaisvinti mum ir pasižiūrėti, kur mes esam. Ai, va, čia mūsų žirklės, kad gražiai, nes čia jis yra giliai įsisegęs, pagavo ir galvojau, kad vėl puola ešerys. Bet pasirodo ne lydekutis. O, gražiai leidžiam, drauguži. Geras. Super. Drauguži, bėk. Tai vat, kimba, matot, chebra, kimba neblogai. Labai daug mažų lydekų. Tikrai mažų lydekų labai daug. Ir šiandien labai stipriai atakavo jos. Atakavo, tai nežinau, gal ant vakaro bus geriau. Sukips. Tai net neįsivaizduoja, kas čia bus ant vakarėlio. Tai bandom, gaudom, žiūrim, ką sugaudysim jau. Nu, bet ant 14 gumos, chebra, jūs įsivaizduojat, ant 14 gumos kimba ešeriai. Pirmą kartą taip sugaudžiau. Nu, kažkas vau. Esu pirmą kartą pagavęs ant tokios gumos. Matot, po truputį kabaliuojasi žuvis. Ne taip, kaip turėtų, bet kabaliuojasi. Labai daug dar smulkios. Nežinau, kodėl daug smulkios. Gumas daužo, 18-kinės gumas mažos lydekos daužo, bet ten turėjau porą. Nu, tai va, legalės. Tai va, čia dabar nelegali buvo. Bet taip, kad nekiptų, tai džiugina jau nors tas labai gerai, kad kapaliuojasi, tai jau yra variantas. Nu, tai džiugu, nors kažką tai pagaudom. Netuščiai laikas praleistas, tikrai pilduko gumos, sakau, čia reikia dirba. Ir kam reikia, tikrai užeikit www.bilduko.lt internetinę parduotuvę. Jeigu ne kažko nerasit, rašykite jam asmeninę žinutę.
ir tikrai jums padarys to, ko jums reikia. Oi, saulutė šviečia. Nu, va, vėjas šiandien didelis, galingas. Pabandysim dar kažką sugaudyti. Gal tikėkime, ant vakaro sukils jos ir vėl pradės kibti. Tai tikiuosi, lydekos a, bus aktyvesnės. Bandom dar gaudyti. Praeinam ruožiukus greitai. Metam inkariuką. Jau. Metam inkariuką. Ir varom toliau. Ir varom toliau. Savo tikė. Nieko. Toliau. Judam toliau. Nu, va ką, chebra, prasimušom dar į vieną. Keičiam kitą spalvinimą. Įdomus priešvakarinis oras pasidarė. Tai bandysim bulduko klouną. Paskiau biški dar reikia su narvalo gumom pavaryti. Su narvalo gumom. Su vestino gumom. Tai bandysim dar kažką vakarinio pagauti. Tikiuosi sujudės lydekai, nes taip tai buvo šakės. Dabar apstojimas, vat kai pagavau du ešerius ir lydekiuką, ir apstojimas kol kas. Kol kas apstojimas ir kol kas nereaguoja niekam. Tai nežinau, bandysim ieškot. Nes lydekai kaip nurimo ir šakės. Nu ką, plaukiam toliau. Per tokias džiunglės visur perplaukiam. Opa. Так. O gal pradalkiaut. Tu pradalkiaut. O metimukas buvo mano. Vienas iš gražiausių. Per petį. Bet pat lydekos nevaiko mailiaus. Čia būdavo, kad vaikydavo labai. Mailių vaikydavo labai lydekos. Tai kol kas nieko nesimato, kad vaikytų. Ir kaip apstoja lydeka, tu ką tu nori gali duoti. Ką tu nori padavinėti. Bet jeigu netitaikiai nuo ryto gumos ir nesugaudėjai, tai dažniausiai ir būna pravalas. Bet kai pasirinkimo turi daug, tu visą laiką bandai atrinkti ir aš daug stengiuosi metimų padaryti, ieškoti tų variantų tokių optimaliausių.
ir taip toliau, tai tikrai yra ką pasirinkti. Natūralkes bandai, atspalvius visokius. Dabar gaunasi taip, kad link ėmimo eina, tai reikia ieškoti variantų. Bandysim tokią grynai ryškią spalvą. Ryškią sodrią spalvelę. O, jau man patinka, jau pramuša vandenį. Nu, geriau blykstę sukelia negu tai, aišku, jeigu ką, grįšim vėl prie bilduko gumų ir prie narvalo. Yra, sakau, yra ką pasirinkti tikrai, chebra. Nu ir dar vieną metluką ir viso, keliaujam kitur. Dėl pažydė. Viskas, neterinam laiko, diena su galu, judam toliau. Su Vestinagu, su Narvalo, vat, su didžiosiom aš daugiau verkiauju, gaudau. O mėtymais man iki 16 gumos, vat, ką aš pamėtau, tai daugiausiai man iki 16. Gumos patinka. Tai vat, pabandom chebra prasimušti. Prasimušti aš jums parodysiu, kaip mušiu kamerą. Va dabar mušimės taip. Vargsi. Matot, kokį tarpuką reikės įlysti? Alevo pro tokį tarpuką. Jeigu jūs matysit, dabar lendam, o buvot pro šitokį tarpelį. Pro gilų tarpelį. Geras. Geras. Tai man patinka. Oi. Šakės. Reikia suktis. Irklus. Vat pro tokį tarpą lysim. Sakiau, kad sudėtinga žvejyba manęs laukia, tai be darbo niekaip. Oi, knygelės. Oi. Dar ir tai nedasieks. Tikriausiai dugnas, kad galėčiau pasispirti. Oi, ne. Tai kad rausimės. O. Oi. Sako, malonumą žvejybą. Jo, malonu. Kai reikia prasimušti pro tokias. Malonu yra, kai nuvažiuoja nuo krančiuko gražaus, vat, pavaikštai, tai jo, malonu. O kai reikia pavargti, tai jau čia yra kitas reikalas. Tai va, kokia tobulybė atsidaro chebra. Nu ką, bandysim gaudyt.
Piktasis lydekas tikriausiai nenuvils. Mus anksčiau nenuvildavo šitą vietą, šitas telkinuko dalis. Nenuvildavo, tikrai gražiai eidavo pagauti. Būdavo gerai čia žuvies. Eidavo pagauti. Eidavo labai gerai pagauti žuvies. Nu, bandysim ir dabar pagauti. Oi, chebrytė, turiu kažką. O, peilytė, pabėgo. Peiliukas. Užpurtė. Smagu. Smagu, užpurtė. Nu, vis tiek nors kažkas tai. Bet peiliukas. Peiliukas, mažytis. Pagavo. Man įdomi ateitis yra toliau šių vandenų ir, kaip sakant, kad pasidžiaugti tais kibimais ir taip toliau. Tai jeigu tuo požiūriu, kad viską lupkim darysim, o sniaukia kažkas, tai čia jau skaupės. Jeigu mes tuo pačiu darysim, kad viską timkim namo, viską ką pagavom. O čia taip ir bus. Rezultatai kalbės patys už save. Patys už save kalbės. Žmonės mes turim daryti išvadas ir jeigu eina gamtą išsaugoti, tai chebra išsaugok. Chebra, ką turiu? Ką turiu? Oi, chebrytė. Oi, ką turiu, chebra. Wow. Ai. Ai. Oi. Yeah! Chebra! Uh! Uh! O, ką chebra turiu? Nepatikėsit. Chebrytė, nepatikėsit. Ot. Ot, chebrytė. Eik tu nafik, čia viską man tuoj išvartysinai. Oi. Smūgis. Nerealus smūgis. Nerealus smūgis. Vo, blin. Chebra, turiu. Chebrytė, turiu lydeką gerą. Suėdė. Suėdė. Nu, ką galima pasakyti, chebra? Ką galima kito pasakyti? Nėra žodžių. Nėra žodžių, chebrytė. Nėra žodžių. Vo tokia mustangas. Mustangiukas. Yra pas mūsų didelių. Šiandien vargas. Visko buvo. Vargti reikėjo. Bet žiūrėkit, kokie rezultatai. Aš sakiau, ateisiu perspektyvę vietą ir išausiu. Gražu. Tuoj pamatuoju ir paleidžiam ją. Šitą gražuolę reikia paleisti. Tegu gyvena toliau. Chebra! Wow!
Tuoj pamatuosim ir paleisim. Vat. 95. Bura! Fotkę pasidarau ir paleidžiam. Nu ką, chebryte. Šitą 95. Haha! Jee! Chebra! Jee! Pasisekė iššovėm. Ką, chebra, paleidžiam ją? Paleidžiam tą dičkę. Tai vat, gražuolė. 95 centimetrai. Tai vat, chebra, ją gražiai atgal į vandenuką atgaivinam. Oba, nuplaukė. Wow! Emocijos, chebra, emocijos. Emocijos. Vieno žodžio yra emocijos. Viską jinai man čia išdarkė, viską išdaužė. Nu, bet viskas chirnia. Čia jau, kaip sakant, viskas. Chebra, aš šokė esu. Aš šokė, paleidom, gyveno toliau. Jinai nuplaukė iškart, kai davė karočią ir nuplaukė. Gražiai. Tai vat, chebrytė, vakarinis kliovas atnešė savo. Nu ką, chebrytė, noriu su visais atsisveikinti iki sekančių laidelių. Žvejyba patys matėt kokia buvo. Tai gan superinė, ne tas žodis. Tai man dar parplaukti, jau temsta ir viskas. Tai, nu ką galiu pasakyti. Žvejojantiems nei žvyno, poilsiaujantiems gero poilsio, o visiems kitiems, ką noriu palinkėti, kad jums atneštų tokių trofėjų. Tai va. Tai ką, chebra, susitiksim kitose laidelėse. Visiems ate.